4 labiausiai intriguojantis dalykai apie artėjantį Saudo Arabijos Grand Prix savaitgalį. Oliveris Biermanas po metų pertraukos sugrįžta į Saudo Arabiją kaip pagrindinis Haas lenktynininkas. Pernai Oliverio Biermano rolė buvo kitokia. Šalia Formulės 2 čempionato jis atliko Ferrari komandos atsarginio vairuotojo pareigas. Saudo Arabijoje dėl apendicito operacijos iškritus Carlosui Sainzui, Oliveris Biermanas gavo progą pasirodyti ir debiutuoti pirmose savo Formulės 1 lenktynėse kaip Ferrari pilotas. Kvalifikacijoje jis baigė 11 ir labai nedaug trūko, jog patektų į 10. Lenktynėse jis pasirodė fantastiškai, pelnė net 6 taškus savo pirmosiose lenktynėse ir pasižymėjo puikiu lenkimu prieš Tsunodą. Dabar jis Haas komandos atstovas, todėl bus įdomu stebėti jį čia sugrįžtant. Nors Džedos gatvės trasoje lenktynės savo intrigą varijuoja, stebėti čia kvalifikaciją yra be galo įdomu. Greičiausiai gatvės trasoje visame kalendorijoje kiekvienais metais mes turime gerą kovą tiek dėl pole pozicijos, tiek dėl patekimo į 10-tukus. 2021-aisiais pamatėme legendinę kovą dėl pole pozicijos tarp Maxo Verstappeno ir Lewiso Hamiltono, 2022-aisiais išvytome baisią Miko Schumacherio avariją ir pirmą Sergio Perezo karjeros pole poziciją, 2023-aisiais Maxas Verstappenas neperžengė antrojo kvalifikacijos raundų dalies, o Sergio Perezas užėmė antrą pole poziciją šioje trasoje iš eilės. Pernai dominavo visose kvalifikacijos etapuose Maxas Verstappenas. Lando Norrisas toliau lyderiauja kovoje dėl vairuotojų titulo, bet kiek ilgai? Jo varžovai jau lipa jam ant kulnų. Piastri atsilieka tik 3 taškais, Verstappenas 8, o Russellas 14 taškų. Dėl pakritusios Lando formos ir spaudimo iš kitų lenktynininkų labai realu, jog Saudo Arabijoje išvysime naująjį lyderį. Taip pat realu, jog atsižvelgdami į dabartinę Red Bull formą, mes galime pamatyti Maxą Verstappeną vairuotojų įskaitoje 4. Tai būtų prasčiausia Verstappeno vieta vairuotojų įskaitoje nuo 2022 Australijos Grand Prix etapo. Toliau tęsiant apie Red Bull, ekipa yra Džedos trasos valdovė. Nuo 2021 pirmojo Saudo Arabijos Grand Prix etapo Red Bull yra laimėjusi 4 lenktynės iš 5. Pačias pirmasias laimėjo Lewisas Hamiltonas, bet 2022-aisiais Maxas Verstappenas, 2023-aisiais Sergio Perezas ir 2024-aisiais vėl Maxas Verstappenas. Šiemet situacija yra visiškai kitokia. Red Bull automobilis yra tragiškas, o jų varžovai yra kur kas pranašesni. Bet Verstappenas yra itin stiprus šioje trasoje ir jeigu jam pavyksta pademonstruoti galimybės kvalifikacijoje, lenktynės yra jo rankose.